Esame Kačerginės Nemuno Žiede antrajame Pro lygos etape. Šiandien jau pravažiavome mini treniruotę laisvoje. Tai teko garaže padirbėti iš tiesų nemažai. Reikėjo pasikeisti daug detalių, amortizatorių, stupicas ir panašius dalykus. Bodykitą irgi remontuoti, kaip mato, turim ir kovos randų. Bet esam čia ir viskas kaip ir gerai. Šiandien pravažiavom ranus, prasidėjo lietus, iš karto prasidėjo audra, pradėjo žaibuoti ir panašiai. Tai buvo visiškas plikledis, ledas, visiška nesąmonė. Padariau 3 trasoje, tai po to pradėjo džiūt. Sakyčiau, kad tai yra labai gera treniruotė, tačiau nenorėčiau tokios prieš pat varžybas. Kada pradėjo džiūt, stataisi vis tiek toj pačioj vietoj, gaunasi blogai, gaunasi nesąmonė, tai realiai šiandien nepadariau nei vieno važiavimo, gal kokį vieną į tą pusę, bet reiktų statytis vėliau ir tada būtų gerai. Realiai tas pats kaip Rygos video identiškai, reikia statytis vėliau. Tai va, esam čia, rytoj kvalifikacija poriniai ir bandysim kažką susigyventi su mintim ir bandysim suvažiuoti kaip įmanoma geriausiai. Labas rytas, šiandien yra varžybų diena. Turim kemperius, tai mėgojom trasai, puikiai išsimėgojom, atsikėlėm, nusiprausėm, pavalgėm ir pradėsim šiandien treniruotis. Dar turim keletą valandų iki jų, tad susižiūrim mašinas ir leksim. Esam po treniruočių sesijos, po truputį prisipratinom prie trasos, vis statydavus per anksti, į pabaigą pradėjau statytis vėliau. Iš tikrųjų buvo taip, kad atstojo vaškelis čeisint, aš jam sakau, biškį palik tarpą. Tas sako, ne, šitaip rodo, tai negalėjau atleisti gazo pedalo. Tai realiai tada ir viskas gavosi. Žiauriai karšta mašinoj, kepam, kaistam stipriai, variklis laikosi kaip ir neblogai. Važiuojam vis dėlto su low boostu ir viskas kaip ir pavyksta. Padangų slėgį atsigaudėme, viskas kaip ir gerai, tai sekas, sakyčiau, neblogai. Dabar bus kvalifikacija ir tikėkime, kad seksis puikiai. Atvažiavo iš tikrųjų nemažai draugų palaikyti, tai tas labai džiugu. Kiek žinau, dar ir Car Vertical Hebros turi būti, tai jo, susimatysim. Dar ką tikrai turiu paminėti, tai aš čia nebūčiau, jeigu ne šis žmogus. Iš viso aš per jį esu drifte ir Mindaugėlis yra auksarankis. Jis yra nerealus žmogus, turi žiauriai daug kantrybės ir pasirūpino, kad mano kregždutė lėktų. Tai žiauriai ačiū tau.
Esam jau po kvalifikacijos, tai pirmų ranų surinkau 77 taškus, antru 74 taškus. Esam 8 vietoj. Kas visai yra įdomu, Benediktas Širba 7, aš 8, Salvijus 9. Tai būsim skirtingose lentelių pusėse, bet jo, visai smagu būti taip aukštai, bet tikėjausi iš tikrųjų antrų ranų kiek didesnių taškų. Aišku, buvo ir pasivoblinimo, pasitempiau ten šiek tiek vairą, bet viskas kaip ir gerai. Jaučiuosi gerai, visai smagu lėkti, jau buvau antram rane nusiteikęs, jau, sakau, pasikuriam, tai viskas labai fainai. Žiauriai daug žmonių susirinko, labai smagu matyti visą kalną, kupiną, pilną žmonių nusėtą, tai žiauriai faina, suteikia tikrai labai gerų emocijų. Ką, dabar važiuosim, nežinau prieš ką, tuo eisim į briefingą, sužinosim, išsiaiškinsim ir tada varysim kovoti. Sveiki, bičiuliai. Kvalifikacija iš tikrųjų neblogai nusisekė. Būta gal ir tikėtasi geresnių ir aukštesnių kai kuriuose vietose rezultatų, bet turim ką turim ir džiaugiamės tai, ką turime. Jeigu viskas pasiseks top 32, turėsime šaunę kovą tarp Salvijaus ir Pauliaus, ko pasiekoja kažkuris tai kris, bet kažkuris tikrai praeis. Tai laikom kumščius dėl to, džiaugiamės, kad viskas kol kas tikrai gerai, nusiteikimas geras, automobiliai gerai, pilotai gerai, komanda belė kaip gerai, nuotaika 3000 šiandien ir ką, žiūrim, kaip čia mums seksis ir pamatysime vakaro gale. Ir taip sakant, šampanas, viskas arba nieko. Esam jau po kovų, tai top 302 susitikau su Estu. Buvo visai įdomu, nes pasistatymę galvojau, kad žūsiu 2 kartus, tai vieną iniciacijos. Ten galvojau, vošiu jį, tada persimetime irgi jisai kažką prisidarė reikalų. Tada nuleidau ratą, jau atmetinėjo jau į blokus, jau galvojau, bus blokai, titvarai. Perspiriau, toliau nulėkiau, viskas kaip ir gerai. Lydė, viskas buvo gerai, viskas fainai. Tai top 16 sutikau su Salvijum Budriu, komandos nariu. Labai gaila tiesiog dėl to, kad kažkuris vienas iš mūsų turėjo krist. Lydė buvo grybų karas. Suvažiavau patį prašiausią savo raną. Nežinau, kas ten nutiko trečioje clipping zonai, bet sugripino ar nenuspaudžiau gazo, pradėjau atmetinėti mašiną, pamačiau upelį, kuriam buvau 2 kartus pernai ir užpernai. Gal tai kažkiek padarė įtakos ir ten nesąmonė, visiškai nevažiavimas. Tada apsikeitėm pusėm, Salvijus irgi prigribavo, nors būtume gražų komandinį važiavimą padarę. Deja, to nepavyko padaryti, tai labai negražus tie važiavimai buvo, bet geras buvo.
Sako, kad geras, aš sakau, kad tikrai ne. Tai jo, gaila, kad kritom top 16. Buvo labai smagu šiaip palaksyti, buvau gerai nusteikęs, bet matomai į pabaigą, jau į top 16 su ilgom pertraukom, jau kiek pradėjau praradinėti koncentraciją. Tai, nežinau, reikės pradėti bėgioti krosus ir dirbti su tuo. Ir ką? Sekantis etapas Kuršėnuose, neatsimenu kada, parašysim čia. Ir ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, paspauskit subscribe. Tikrai labai svarbu, man tai labai rūpi. Ir parašykit komentarą, tikrai kaip jums šie video. Beilė, parašykit komentarą ir Beilis bus irgi laimingas. Tai ką, iki susitikimo, čiau.